tada užduosiu. Povilai. Viską turim. Aš turiu viską. Turiu dvi. Septintas. Gerai, septintas. Ramiai, linksmai. Ramiai ir energingai. Nu. Nu, davai. Norit filmų sutarčių ateitį? Davai. Gerai. Girdėjot? Mūsų kieno? Ralfai. Ralfytė. Уха, не пера все! Черт! Nedaryk daugiau, taip iškart. Čia tu nubrėžei, gal čia? Ką? Kas?
Rožeri, tu žinai, kad šitas ženklas yra žiauriai blogas. Rimtai? Nežinojau. Sveiki, seneliokai! Wow, Rodžer! O kas čia lašiukas? Taigi nėra nieko, jau sudarblys koks. Baik, Ralf. Kaip žiūrėjau, Ralfai, Džekė sako, kad va šitas ženklas blogas. Važiuok klausyk, ką Džekė šneka. Ralfai, šiaip tai aš rimtai, tas ženklas yra pavojingas. Prisigalvoja visokių nesąmonių. Kaip tu mane užšūkis? Aš užpūsiu. Taip, tu! Bet mane kieme labiau mėgsta. Ralfai, bet iš tikrųjų šitas ženklas labai blogas. Neklausyk, ką Džekė šneka. Rodžeri! Ką? Rodžeri, tai! Ai, ne. Neklausyk. Ralfai, ko tu kišies, ką? Ko tu kišies? Ko tu prie Rodžeriuko pristojai? Na kas tau žinai netinka, ką? O kas tau netinka? Tau neįdomu varyk namo, kas tave čia laiko? Gerai, tau, prisidėk. Gerai, aš tau. What do you do? Cara de dedo, legal. Tá quieto. Ai, Džekė, taigi pamanys. Rodžeri, tu! Ne, aš nenoriu. Jo, nebūk lažas. Vieną. Kai trauksies, irgi visi krausis, sakyk, mama. Jo. Trauk. Davai. Jo, žinom, kad Puma fotografuos iš Lietuvos. Jo, bet jūs žinot, kad šitas ženklas labai blogas. Ir tipo, kodėl esi blogas? Jo. Aš nežinau. Aš tiesiog žinau, mes... Mūsų nebėra, viskas, mes mirsim, mums gavosi, mums kaput. Galim čia bėgti. Nu, kodėl mes... Mūsų galas, mūsų kaput, kas čia? Kaip čia nusišneka? Aš nežinau. Oi. Džekė, taigi tu žinai. Džekė, papasakok. Eik, Šaika, girdėjote apie tą ženklą, ne? čia tipo žaidimas. Jo, žaidimas. Aš irgi kažką girdėjau apie tą žaidimą. Ta ženklas reiškia, kad mūsų užpuls. Tai tipo rimtai čia ta ženklas? O palauk, Garantuoju, Šaika. bet tai kas užpuls? Kas užpuls? Nu, tai nieks nežino, kas. Mm. Aš kažką esu girdėjus, kad tipo kiekvieną kartą skirtingai būna, nu tipo užpuola skirtingai. O tai palaukit, o tai kas bus, kai mūsų užpuls? Jo, kas bus? jo. Šaika, karas.
Tankai važiuoja. Kokie tankai? Žaisliniai. Kokie tankai? Nori karo? Gerai. Karo norit karo. Žiūrėkit, nusileiskit žemės ir įkalt tada panorą. Kas tai? Negyva. Nelies. Tai kad negyvi. Ne, neim. Negyvi. Ką čia? Labas. 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 Nematėt mano katino visą dieną ieškau, niekur nerandu. Sima, tu žinai tokį žaidimą, kur šerno galva nupiešta? Aha. Žinai? Tai Sima, va. Šita šerno galva. Ne kažkas. Sakau? Ai, čia kažkas nupiešė. Jo, tą šerno galvą. Kuo kaip baisu. Tėtutė su daktarė pasitarė ir išsiuntė. Labai! Opa! Ei! Rodžerį! Palik! Kas yra? Ne, aš tiesiog labai gražus balionas. Rodžerį, baik! Baik, kad tu prie to baliono pristoji. Tu žinai viską gadini. Jo, Nervini. gražus balionas. Ačiū. Čia yra ypatingasis balionas. Ir tuoj paaiškinsiu, kodėl. Kaip žinote, man buvo astma, bet aš pasigyčiau sanatorijoje ir išaugau. Maladės. Šiandien grįžau namo, sakau, tėtutė, išaugau astmą. Jis sako, netikiu, pripūs balionų. Ir panaudojau šitą balioną. Anksčiau, kai dar nebuvau išaugęs astmos, niekaip balioną nepripūsdavau. Visų toro pritrūkdavo. O dabar sakau, tėtutė, duok tą balioną. Ir taip paėmiau ir vienu kartu pripūčiau, niekiek oro nepritrūko. Aš jums sakau, aš įsirėminsiu šitą balioną. Tai griausi, duok, aš tau mėgau. Rodžerį! Rodžerį! Nu, Rodžerį, ne viskas gyvenime nuperkama. Jo, Rodžerį, ne viskas nuperkama. Ei, Sima, radai katiną? Ne. Taigi kriusus valgė. Galės suvalgyti, tik ką tik sanatorijai buvo. Ei, nu šiaip tu jo. Nu, ei, kriusus, žinai ką padaryk? Tu atsistok ir visiems pasirodyk. Atsistokit, nu, Paros ekspeką. Anksčiau vartodavau hormoninius vaistus, tai man juos tada svoris įlaukdavo. Bet dabar jau visai ponas būsiu. Ei, sakė, iš lašininių kanapinius neblogai. Nu ir ką geriau bus kanapinių negu lašininių, ne? Šiaip tai jo. Bitch! Kas čia? Kažkur matyta. Tu
Tai kur nebus matyta, taigi tavo tetutės portretas. Kur jis nupiešė? Rodžerį. Ką? Tu? Parodyk rankas. Ką parodyk rankas, aš nieko. Nieko. Džekė? Ei, draugai, paklausykit dabar manęs rimtai, gerai? Nu, kokie mes jo draugai? Kieme kažkiek tai būna. Jo, bet man geresni draugai iš mokyklos. Matai, mes net nesam draugai. Draugai. Ką čia, varna? Gerai, gal ne patys geriausi čia draugai, bet vieną bendrą patį svarbiausią dalyką švaiką mes turim. Kokį? Taigi mūsų kiemą. Nu? Mūsų kiemą iškilo grėsmė, mes nieko nedarysim, prarasim savo kiemą, suprantat? Tai koks skirtumas, jei galėsim tankę nežais, pareisim kitą? Nu? O taip, va. Paimsi, išeisi kitą kiemą, tai išduosi savo kiemą praktiškai. Kiemą, kuriam visi augom, beveik gimam, galima sakyti. Kur tavo semas atsimeni, kaip žėrė smėlį akis. Ir kaip... Jo, Aš tas dar labiau žiūriu. Kas tam žliumbė, Ne, nežliumbė? Kusinos kartas įsilipo į daužtą gražą, atsimena, taigi gaisrį nekvietėm, kad Taip, gyvenam. taip, O, jo, kur Rodžerį Rai pasakė, išdūrė, netyčia, sorry. Tyčia išdūrė, aš žinau, kad nori. Jeigu kriuksė, kad tu neiškritus palatą, reikia visų. Jo, jo. Kur aš susipynė visą ratą žydų galvą. Nematėt kas nors? Aš mačiau dabar mačiau. Šiaip tai nieks nematė. Nieks nematė, Kad nematėt, nereiškia, kad nebuvo. Tai bet nereiškia, kad ir buvo. A ne? O kaip dabar, pavyzdžiui, nieks nieko nematot, a ne? O gal už to kampo? Slepiasi priešai. Ir ruošiasi mūsų užpulti, šaiko, suprantat? Aš prisiekiu tetutės gyvybę, kad apie tą šarmo galvą tikrai kažkur girdėjau, bet niekaip nepamenu kur. Džekė, o tai kas bus, kai mūsų užpuls? Jo. Neteksim kiemą? Nu, taigi mes varysim į kitą kiemą. Vasilėgi tu sakė, kad ne, nu. Ką tu čia, asklų vadiniošką, tu išvėlė? Čekė teisi. Netekti savo kiemą, tai čia būtų didžiulė gėda. Mes tada turėtume eiti į kitus kiemus. O ten yra kasyklių. Pynės. Rastus. Virvės nutrūkę. Šį kartą aš sutinku. Mūsų kiemas yra pats geriausias. Jo! Mums yra garbė, kad jis yra mūsų. Mūsų kastyklė! Kiemas! Čia yra mūsų kiemas! Kiemas! Čia yra mūsų kiemas! Šalin rankas! Kas gali patvirtinti, jog viskas, ką sako Džekė, yra tiesa? Atsimeni, kur šernas. Su tėtute skaitėm knygą pavadinimu Mūsų valdovas. Ten vaikai palikti vieni negyvenamoje saloje. O mūsų valdovas yra nukirsta šerno galva, aplink kurią skraido musės. Tokia pati kaip ir čia. Ir ten būna toks žvėris, toks blogis, ten su juodom akim, su iltim ir nagais, jis tuos vaikus puola, tas žvėris, ir žudo. Ir tas mūsų valdovas, taigi yra žaidimas. Aš tiksliai nežinau, bet mums viskas tikrai gerai nesibaigs. Ateis tas žvėris